Žemės mene tu esi dalis to, ką turi, prie ko prisilieti. Ir labai svarbu su visa pagarba žiūrėti į supančią aplinką bei šalia esančių žmonės. Palangos botanikos parke įvyko pirmasis tarptautinis žemės meno festivalis Lietuvoje. Jame buvo pravestos edukacinės valandėlės Palangos vaikams ir jaunimui, skirtos susipažinimui su žemės menu, jūrinių erelių išsaugojimu, žolinių, dekoratyvinių augalų sortiravimo, optimizavimu Lietuvos želdynuose, landšafto architektūra bei poilsio organizavimu gyvenamoje vietovėje. Šis renginys tai Palangos miesto savivaldybės, Palangos botanikos parko, poilsio namų Baltija ir Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bendradarbiavimo vaisius. Šiais metais renginyje dalyvavo darbo grupės iš Kanados, Taivanio, Italijos, Šveicarijos, Ispanijos, Kazachstano, Lenkijos, Latvijos bei Lietuvos. Atrodo, kad sukurti mažesnį ar didesnį meno objektą juokų darbas. Tačiau kaip kuriant bet kokį meno kūrinį, taip ir čia reikia laiko idėjai subrandinti. Nepakanka ateiti ir daryti, reikia pažinti aplinką, pamatyti jos pokyčius, ne tik keičiantis metų laikui, bet ir dienai virstant naktimi, stebėti, kaip krinta šviesos rautas, rasti konkrečią vietą, žodžiu susidraugauti su gamta. Žemės menas Land Art yra viena naujesnių meno srovių. Europoje jie atsirado 20 amžiaus 6 dešimtmetyje. Maždaug tuo pat metu, kaip instaliacijos, happeningas, performansas, kūno menas. Nauja beveik visuomet kyla iš protesto prieš seną. Tai buvo ir šį kartą Jungtinėse Amerikos valstijose gimęs žemės menas turėjo tapti alternatyva brangiam ir uždaram elitiniam menui galerijose. Iš pradžių tai buvo milžiniški, neretai tik iš lėktuvo gerai apžvelgiami objektai. Žemės meno objektai galėjo būti perkelti į bet kokią su menu nesusijusią vietą gamtoje ir ne tik, puikiai tiko net judri miesto gatvė, skveras. Šie menininkai tarsi neegzistavo, bet kalbėjo visai kitą meninę kalbą. Jie siekė sužadinti žmogaus emocijas, išjudinti jį iš sąstingio, įprastos gyvenimo vagos, priversti pradėti ieškoti, tyrinėti gamtą, pamatyti ir net įsiklausyti į šalia egzistuojantį grožį. Tai menas skirtas ne galerijai, todėl jis neturi komercinės paskirties ir nepretenduoja į amžinybę. Iš natūralių gamtoje randamų medžiagų sutverti kūriniai gyvuoja tiek, kiek panori pati gamta, o paskui sunyksta, nepalikdami šiukšlių. Pasirodo, jog tikrasis žemės menas prasideda tik tada, kai menininkas pradeda kurti tik iš natūralių gamtinių medžiagų, nepakenkdamas gamtai, kardinaliai jos nepakeisdamas, neardydamas to, kas būdinga konkrečiai vietoviai. Darbo priemonės gali būti įvairios – smėlis, žvyras, molis, šakos, lapai, medžiai, akmenys, vanduo skirtingose substancijose ir kita. Kaip mes tai pateiksime? Iškasime duobę, padarysime labirintą, ar tik gražiai sudėliosime, tai yra įleisime į gamtą, priklauso tik nuo kūrėjo mąstymo kilusios vizijos. Kadangi šio meno objektams galima naudoti tik ekologiškas medžiagas, procese negali būti naudojamos nei vinis, nei vielos, negali būti žalojama gamta. Pagrindinis tvirtinimo įrankis – natūralaus pluošto virvė, kuri kartu su objektu veikiama laiko, sensta, pūva, yra. Todėl menininkai akmenis sulipdo moliu,
šakas vieną į kitą sukiša, supina, perriša, suveja. Žemės meno objektas neatsiejamas nuo vietovės gamtos. Jo negalima perkelti į kitą vietą. Bus idealu, jei jis atskleis jos grožį, vyraujančius bruožus, sustiprins gamtos įspūdingumą ir tuo pačiu sužadins žmogaus vaizduotę, emocijas. Kas čia yra? Kągi man tai primena? Žemės meno kūrinys, be vietovės ar su ja niekaip nesusijęs, yra pusinis arba niekas, neįvykusi diskusija su gamta. Tai ne deklaravimas savo suvokimo, ne agitacija, o įsiliejimas į gamtą. Jis turi būti peizažo, atmosferos, kurie egzistuoja dalimi, tvirtina floristas. Tam pasiekti nebūtina kurti kažko ypatingo, nepaprasto. Jo nuomonė, tai gali būti aguonų takas per Kviečių lauką, kurį išvysi tik užkilus į šalia esančio kalno viršūnę, ar akmenų dėlionės upėje, matomos žvelgiant nuo tilto. Juk iš tiesų reta žvilgteli žemyn, pastebi, ar jų yra daug, kokie jie, tačiau pakanka kažką padaryti, kas priverstų praeivį sustoti, pasigrožėti, įsižiūrėti į sukurtą objektą ir tuo pačiu pasigrožėti, koks gražus upės dugnas, kiek čia kriauklių, žuvų. Todėl vienas pagrindinių žemės meno skiriamųjų bruožų ir yra kuriant nepakenkti gamtai. Kitas – gamtos, žmogaus ir laiko santykis. Mat jie visi yra kūrėjai. Tiesa, gamta pagrindinis, o žmogus jai tik savotiškai talkina, kurdamas, būtinai prieš tai jos nuolankiai atsiprašęs ir atsiklausęs, o laikas sukurtą objektą verčia keistis, senti, irti, pūti, džiūti, natūraliai keisti savo formą, išvaizdą, tuo pačiu darydamas jį įdomesnį, netgi unikalų. Pabandykime iš molio ir augalų sėklų padaryti gniūžtės. Kiek naujo sužinosime, kokiu atradimu padarysime, kokiu emocijų patirsime stebėdami, kaip kalasi daigeliai, kaip jie stiebėsi, auga, pražysta, nuvysta. Panašus meno objektai yra itin reikšmingi savo edukacinė prasme. Jie traukia skubančius praeivius gatvėje, įsimylėjėlių porelės parke, darželinukus darželio kieme, priverčia žmogų ieškoti, sužinoti, pajusti natūralios gamtos grožį. Marijus pastebi, jog šiandien neįkainojamus žemės meno objektus bandoma eksponuoti ir galerijose, viešose erdvėse, pristatyti kaip performanso ir meno sintezę. Štai dailininkas Wolfgangas Laibas laukose renka žiedadulkes, iš kurių interjerui kuria švytinčius žiedadulkių stačiakampius. Saulės energijos pilnos žiedadulkės sukuria ypatingą, šviesą pulsuojančią atmosferą. Pasigrožėti įspūdingais darbais turėjo galimybę Palangos miesto gyventojai bei svečiai. Daugelį žiūrovų veiduose matėme malonią nuostabą. Dalyviai pristatė savo darbus, papasakojo, ką jie norėjo parodyti savo darbuose. Eksponatus apžiūrėjo bei renginio dalyvius apdovanojo Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė Laimutė Anužienė. Jei tokia gamtos vietelė yra arti jūsų sielos, pabandykite ją prakalbinti ir jūs. Puiku, jei į kūrybą įjungsite ir vaikus, savo pavyzdžių įrodysite, jog miške, paupyje ar sode galima ne tik kepti šašlikus, bet ir smagiai praleisti laiką puoselėjant gamtą.